Draugai, štai ir mes grįžtame, radistai. Mes jau visai netrukus papasakosime jums apie gimnazitos teikiamą pagalbą abiturientams. Tačiau prieš tai mes dar turime padaryti vieną skambutį. Jėzus, kai aš susireikšminęs, aš turiu padaryti skambutį, nes juk to čia mes ir susirinkome. Žodžiu, situacija yra tokia, pagaliau aš gavau žiauriai gerą išdurkę, kur visiškai nuostabiai. Tai aš kaip tik bičiui su visiškai nuostabiu vardu Justinui sakau dėkui. Ir jisai kaip tik nori išdurti savo draugą. Esmė tokia, kad kovo 25 dieną jie užsakinėjo draugui prekes iš vieno internetinio portalo, iš vieno internetinio puslapio, kuris yra ne Lietuvoje, suprastinais kažkur tai ale Didžiojoje Britanijoje. Ir jie užsakė jam dviejus batelius. 11 dydžio, tai čia kas bus, kem 6, man atrodo, išmera. Ir šortus užsakė, ir žodžiu, viską man parašė taip, kaip turi būti. Išdurkė labai gerai supildyta, dabar tik tai tikėkimės, kad mūsų išduriamasis žmogus nesuvoks, kad čia skambinu jam aš. Ir bandysime mes jį šiek tiek pakutenti. Nes kaip tik, nors ir apmokėta viskas buvo iš kitos sąskaitos, bet pasakysime, kad čia jo visi numeriai visi suvesti jo, tai žodžiu, mes dabar skambiname nuostabiam vyrui iš Naujosios Vilnios telefonu 86, nesakysiu. Va, pam 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 param pam 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 param parabaram parabam parabam pam 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 param bam. Yes. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Su Šarūnu kalbu, taip? Taip. Klausykit, Šarūnai, jūsų prekės yra atvykusios iš Didžiosios Britanijos. Taip. Skambina jums mes skambiname jums iš muitinės posto ir dabar jau jūsų prekės yra atvykusios į Vilnių ir mes labai norėtumėm, kad jūs atvažiuotumėt jų pasiimti. Tai kur man? Mes negalime jums jų atsiųsti, nes kilo šiokių tokių klausimų dėl jų. Ir tiesiog jeigu jūs galėtumėt rytoj, mes kaip tik per skanerius jau praleidom jūsų prekes, ir jeigu jūs rytoj galėtumėt pas mus atvykti. O, žinokit, rytoj, kad nelabai. Aha. Mes jums galime šaukimą atsiųsti. Tai kaip tada čia? Tiesiog kilo šiokių tokių klausimų dėl jūsų tų prekių. Ir mes norėtumėm, kad jūs pats asmeniškai atvyktumėt, nes mes norime jums užduoti keletą klausimų. Aišku. Tai jau... Jūsų tenais yra, jeigu neklystu, yra kedai. Taip, kedai, 2 poros. Ir šitie šortai, ne? Jo. Taip. Nike ir berods Waverlast kažkokie tai. Jo, Everlast. Everlast. Taip, matau. Everlast, taip. Tai, bet rytoj tai nelabai, o šeštadienį kitom dienom galima? Žinokite, reikalas kaip ir toksai pusiau skubus, tai aš nežinau, mes galime jums atsiųsti tiesiog, kad žmonės gali ateiti, jūs atsivesti, jeigu reikia. Nesupratau. Na, tiesiog... Būtinai jums reikia rytoj. Jūs esate nurodytas kaip gavėjas, vadinasi, taip, visa atsakomybė krenta jums, tai mes norėtume pasikalbėti su jumis. O kokia atsakomybė? Aš nesuprantu, kažkokios problemos ten? Na, tiesiog jūsų prekės atvyko su šiokiais tokiais priedais, sakykime taip. Mes kaip tik apie juos ir norėjom jūsų paklausti. Jūs pats užsakinėjote prekes? Ne pats. O kas jums jas užsakinėjo? Nes sąskaita tai matau, kad ne jūsų. Tai kažkokie išdurkiai jūs manėt.
taip, mes skambinėjame vakarais žmonėms ir juos kaip tik išdarinėjom. Tai, ponas Šarūnai, jeigu nesunku, mums labai būtų malonu, jeigu jūs rytoj į pirmą policijos komisariatą atvyktumėt. Čia, žinote, prie Mindaugo Maksimo, sakau, prie stoties rajone. Pylimo gatvėj. Aišku. Pylimo gatvėj, stoties rajone. Jūs Vilnietis? Vilnietis. Ir jūs jau suprantate, kas jums skambina? Supratau. Labas, skambina Justas tau iš Radisto. Čia geras buvo. Broliai, įsigandai nors truputį? Pasidūriau, aišku. Klausyk, aš tau norėjau jau įstumti. Klausęs jūsų, ir vis tiek. Laiką, aišku. O aš tau, žinok, norėjau jau įstumti šitągi žolės kontrabandą. Velnės, bet žinau, galbūt ir aš pats kažkurioje tai vietoje tiesiog užsikirtau, reikėjo užtikrinčiau. Nebuvau pragalvojęs visko iki galo. Su tais priedais jau viskas, aišku. Į balsą įsigilinau, prisiminiau. Ai, po to jau, ne? Supratau. Va, gerai, broli. Tai žodžiu, linkėjimai tau nuo prekes užsakiusių tavo buvusių klasiokų. Ok, dėkui. Tau beje po savaitės anglų įskaita, ne? Ok, jo. Jo? Tai you speak London? Kaip? You speak London? Speak English. I'm speaking table. Yes. You do go, yes, today, yes? You English do, yes? I do English, yes. What is you do tomorrow? 500 is 5 tomorrow year. What you do? What you do tomorrow year? I put raisin. I got raisin tomorrow. It's good. I put grape, yes, and tomorrow I wait tomorrow, and I look, it's grape. You English no bad. No bad. I is gooder English. You is good. Yes. Is I say luck, you good, do no burning. Viskas, broli, gerai, gero to vakaro. Ok, dėkui, iki. Va, kartais būna, kad žmonės per vidurį atpažįstamos, bet šaunus vyras, klausyk, tikiuosi, kad jisai puikiai nešios savo batensus. Išdalinam taškus, pasiklausom valandos vidurio, mes jau to jau pat grįšime su su gimnazita, o jūs nepamirškite pildyti iš durkių kuo pilnesnių per Radistų Facebooką ir zipfm.lt. Let's go!